Ir šaudom, nes esam partizanai alkani. Na kągi, kas bebūtų, jeigu tave stato prie sienos, tėvas eina, pats tempia lašinius dešras iš kaimynų. Tėvos išėjo už 5 minučių kiti. Reikėjo eiti atlaidų procesijoje, kai štai guli tavo sūnus, tavo dukra, tavo brolis, tavo sesuo. O juk šitoks Ačiū monsinjorui, bet be abejo jis gražiau atliktų tą pareigą, bet jis turbūt kuklinasi šį kartą. Aš tikrai noriu pasakyti, kad jau čia ir ekscelencija vyskupas kalbėjo apie šį numerį ir jame tikrai yra aprašytas turbūt gal tai palyginti seniai. Ir šitas parkas ir šitas renginys, kuris čia vyksta, dar jis buvo pasirengimas šiam renginiui. Ir ten pateikta taip pat ir plačiai gana monsinjoro darbai ir šitie visokie įdomus ir svarbus darbai, kurie turėjo būti čia daromi. Taigi, katalikiškas laikraštis 21 amžius, nors ir būdamas biednas, bet vis viena imasi rašyti daug tomis svarbomis temomis, mūsų tautai svarbomis temomis, ir krikščionybės, ir mūsų tautiškumo, kaip patriotiškumo. Kaip žinoma, mūsų dabartinė visuomenė, mūsų lietuvių tauta gyvena gan ir sunkius laikus. Sunkius ta prasme, ta moralinė prasme. Mes čia irgi susirinkę esam gan nedidelis būrelis ir visada sunku sukviesti į tuos kažkada tai vykusius sąjūdžio mitingus, į tuos didelius tautos susirinkimus. Partizanų tikrai mažėja, laisvės kovotojų mažėja, jų skaičius vis kasdien, kasmet tampa mažesnis. Deja, išeinama iš gyvenimo ir taip jau yra toks dėsnis, nieko nepadarysi. Bet tauta turi išlikti, turi. Nors įvairios prognozijas ir sako, kad po maždaug 40 metų Lietuvoje te gyvens tik tai 2,2 arba 2,5 milijono gyventojų. Tai yra tikrai labai tragiška. Yra tragiška. 0,5 milijono mūsų daugiausia jaunimo emigracijoje nereikalingoje. Mes šią tėvynėje galėtume tikrai aprūpinti turbūt ir darbais, ir mums reikėtų aprūpinti, bet deja ir kaimai tuštėja ir miestai. Ir tas turi mums didelės įtakos mūsų visų likimai. Ir krikščioniškas, katalikiškas laikas sprendžia šitais problemas, kiek jis gali. Be abejo, jis gali labai nedaug. Bet jis galėtų dar daugiau, jeigu jis turėtų daugiau skaitytojų. Todėl kviečiu, raginu, įsigykite, net ir šį numerį ten yra pardavinėjama. Jis, turbūt jau mes su nuolaida tam tikrai jau vietoje ten 1,5 litro už litrą parduodame. Bet jeigu jūs ir prenumeruojate, praneškite savo kaimynams, nupirkite, parveškite savo kaimynams, pažįstamiems ir paraginkite jį skaityti. Tai tikrai mes stengiamės padaryti šitą laikraštį kuo geresnį, nors mūsų jėgos ir mūsų finansai tai visiškai neleidžia. Ir netgi mes patirime daugybę kliūčių jį leisti. Ačiū uždėmesį. Kviečiu visus lietuvius prenumeruoti katalikišką laikraštį 21 amžių. Ten yra labai gerų straipsnių ir patriotinių straipsnių, pažintinių straipsnių.